9 mėnesių kūdikis iš gulimos padėties moka pats savarankiškai atsisėsti, sėdi ilgai ir savarankiškai ištiestomis arba pusiau ištiestomis kojomis. Kartais sėdi ant vienos kojos, lyg būtų undinės poza. Kai kurie vaikai, ypač turintis žemą raumenų tonusą, mėgsta sėdėti double sėdėjimo pozą. Tačiau tai nėra gerai, todėl kad per ilga klubų rotacija į vidų ir pertempti kelio raiščiai gali sąlygoti vėlesnį X formos kojų atsiradimą. 9 mėnesių kūdikis moka puikiai ropoti, kai kurie šį įgūdį išlavina greitai, kiti net ir 10-11 mėnesių nemoka taisyklingai ropoti. Vieni gali sėdėti vienam kambaryje ir jiems tai yra gerai, o kitas eis nuo tikslo prie tikslo, ropodamas per kiekvieną daiktą esantį jo kelyje. Priropojęs prie baldų, jau kūdikis pats savarankiškai atsistoja, naudodamas ne tik rankų jėgą, bet ir atsispirdamas kojomis. Kai kurie 9 mėnesių mažyliai jau bando palei baldus žingsniuoti šoniniu ėjimu. Dar žingsnis netvirtas, platus, tačiau norėčiau pabrėžti, kad skatinti vaikščioti dar nederėtų, todėl kad tokio amžiaus vaikų kaulai dar gana minkšti ir raumenys nepajėgus jų išlaikyti teisingoje padėtyje. Jeigu jau pats atsistoja ir eina, tai jau nieko nepadarysi, bet imti už rankų ir vedžioti po kambarį dar nereikia. Taisyklingas atsistojimas yra tada, kai kūdikis stojasi pristatydamas po vieną koją. Štai taip. Jei stojasi abiem kojomis iš karto, rodo silpnesnius kojų raumenis. Juos galima stiprinti, darant pritupimus. Ir op. Prilaikom, kad nenukristų. Tupiam. Dar kartą tupiam, prilaikom, ir atsistoja. Taip stiprėja kojyčių raumenis. Tokio amžiaus kūdikiai jau domisi smulkiais daiktais, mažomis skylutėmis ir viską deda į burną. Jo griebimas yra ne delnu, o pirštukais formuoja pincetą ir taip paima smulkius daiktus. Bandysim su visai nepavojingu kukurūzų parodyti, kaip tas vyksta. Va, pirštais ir tiesiai į burną. Taip. Kita ranka. Pirštukais. Ir į burną. Taip. Va. Tokio amžiaus mažylis jau išlaiko po kaladėlę kiekvienoje rankoje ir bando jas sudaužti. Va, taip sudaužti. Taip. Taip pat su suaugusiojo pagalba bando gerti iš puodelio ir valdyti šaukštą. Taigi, tokio amžiaus mažylio pagrindinis tikslas yra funkcinis žaidimas, kuris persipina su pažinimo procesu ir laukiamu rezultatu. 9 mėnesių kūdikiai, rodos, kiekvieną dieną atranda ir išmoksta vis kažką naujo. Tobulėja ne tik jų motoriniai gebėjimai. 9 mėnesių sulaukę kūdikiai jau geba atsisveikinti arba pasisveikinti mojuodami. Jie taip pat vis labiau pasineria į kulinarinės keliones, atranda vis naujus skonius ir tekstūras ir jau tikrai žino, kas jiems patinka ir kas nelabai. 9 mėnesių kūdikių rega iš tiesų jau yra labai palavėjusi, jie geba atskirti spalvas ir tas tik dar labiau pakursto norą pažinti supantį pasaulį, todėl iš tiesų 9 mėnesių kūdikiai yra labai smalsus. Tėvai turėtų užtikrinti saugią, tačiau to pažinimo džiaugsmo netrikdančią aplinką. Taigi reikėtų vengti įvairių judėjimą, apribojančių priemonių naudojimą, o verčiau leisti mažyliui pažinti pasaulį tiesiog būnant ant grindų arba kraustant tik tai jam paskirtą stalčių virtuvėje. Taip pat 9 mėnesį paryškėja ir išryškėja atsiskyrimo nerimas. Tai yra tokia būsena,
toks etapas, kai mažylis pradeda save matyti kaip vieną atskirą žmogutį. Nes iki šio laikotarpio kūdikis save ir jį prižiūrėjusi asmenį, tai dažniausiai mamą, mato kaip vieną. Ir būtent nuo šio savo amžiaus tarpsnio jis pradeda suprasti, kad mamai dingus iš akiračio jis iš tiesų lieka vienas. Todėl tokio amžiaus mažėliai dažnai būna irzlesni, neramesni, nori dažniau būti ant rankų, būti myluojami ir glaudžiami. Ir to jokių būdų nereikėtų sumaišyti su manipuliavimu, nes tokio amžiaus kūdikiai dar tikrai negeba to padaryti. Jie tiesiog jaučiasi nesaugiai, jaučiasi neramus ir nori mūsų fizinio artumo. Todėl stenkitės šiuo amžiaus laikotarpiu vengti didelių pasikeitimų gyvenime, tai yra galbūt atidėti grįžimą į darbą, naujos auklės paieškas ar nesileisti į labai tolimą didelę kelionę, o tiesiog užtikrinti kuo daugiau pastovumo kūdikio gyvenime šiuo jo amžiaus tarpsniu. Išeidami į kitą kambarį galite pasakyti, jog aš išeinu, bet tuoj sugrįšiu ir būdami kažkur ar ne už mažylio akiračio vis pasakyti, kad aš esu čia su tavimi, tuoj ateisiu, sugrįšiu. Ir žinoma, kuo daugiau myluoti, kuo daugiau nešioti šio amžiaus kūdikį, dėl to, kad jau labai greitai jis pabėgs ir tą padaryti bus labai sudėtinga.